Kuo ekologiškas maistas skiriasi nuo įprastinio, yra gerokai paprasčiau papasakoti, negu kuo ekologiška kosmetika ir natūrali skiriasi nuo įprastinės. Vien dėl to paprasčiau, kad yra vienas standartas ES. Tai yra, tos taisyklės yra vieningos visose šalyse, ženkliukas yra vieningas, o aš iš karto jį parodysiu. Tai tas yra lapelis, yra ES, apačia parašoma yra kokia šalis pagal kodą ir čia yra vokiškas produktas ir tai reiškia, kad Vokietijoje jisai sertifikuotas. Ir taisyklės yra vieningos, žinoma, institucijos skirtingose šalyse yra skirtingos, gali šiek tiek skirtis jų traktavimas, bet iš principo tai yra pagrindiniai tokie dalykai, kad ekologiškam žemės ūkiui negali būti genetiškai modifikuotų produktų ir sėkla yra tikrinama. Svarbu tai pasakyti, kad tai yra fiziškai tikrinama sėkla, ne tai, kad tik dokumentuose yra užfiksuota, kad nėra. Nepurškiama pesticidais, herbicidais ir kitais prieškenkėjiniais preparatais, kurie yra cheminiai, stipriai cheminiai ir agresyvūs, nenaudojamos cheminės azoto trąšos, nors mėšlas leidžiamas, ir taip pat augimo hormonai ir daugybė kitų cheminių medžiagų, kurios yra įprastos šiuolaikiniam chemizuotam ūkiui. Kas netiki, kad ūkis yra chemizuotas, paklausykit kokią nors laidelę žemdirbiam, tai pamatysit, kiek ko rekomenduojama pilti, purkšti ir naudoti. Todėl, kad yra siekiama didelių derlių. Dabar kaip užaugina tie žemdirbiai ekologinių ūkių žemdirbiai, tai užaugina mažiau, užaugina su daugiau darbo ir naudoja ekologiniam ūkiui tinkamas ir leidžiamas trąšas iš mineralų, iš augalų ir veislės pačios augalų, ypač javų, medžių, vaismedžių yra kitos, kurios yra atsparesnės. Kaip taisyklė, jos yra mažiau derlingos, bet yra atsparesnės kenkėjams ir kitom augimo problemom. Ne ką mažiau svarbu kalbėti apie antrą dalį, tai yra kaip tas žaliava, kuri užaugina ekologiniam žemės ūkiui, kaip jinai virsta ekologiškų produktų. Nes kaip žemės ūkiui naudojama chemija auginti, taip pramoniai naudojama chemija perdirbti. Ir laikymo stadijoje, kad nepultų kenkėjai, ir perdirbimo stadijoje, tai čia viena vertus ribojami maisto priedai ir labai stipriai ribojami maisto priedai. Jeigu legalių maisto priedų yra 100, tai ekologiškoje gamyboje leidžiamos 10 tik tai jų. Taip, kad nereikia, jeigu matote ekologišką ženkliuką, nereikia visų šifruoti maisto priedų, aišku, kad jie nebus potencialiai pavojingi. Taip pat naudojami tradiciniai perdirbimo būdai, tokie kaip džiovinimas, rauginimas, šaldymas, fermentavimas, nenaudojama daug kitų būdų, kaip daviau pavyzdį su džiovintais vaisiais. Džiovinti vaisiai tiesiog yra džiovinami, o nemirkomi cukrui, o po to konservantais apdorojami. Žinoma, konservantai labai stipriai ribojami cheminiai. Ir visa tai sudėjus išeina, kad tų skirtumų yra tikrai daug. Dar tą ženkliuką noriu lietuvišką parodyti. Yra Ekoagros. Šitie lęšiai yra pakuoti Lietuvoje, dėl to mes turim kaip žaliavą šitą ženkliuką iš tiekėjų. Čia apačioje rašoma, kur užauginta, arba ES ekologinis ūkis, arba ne ES, o ta šalis, kuri jau yra gamintoja arba pakuotoja, ten yra to šalies sertifikuotojo ženkliukas, tai šiuo atveju lietuviškas. Bet šitas galioja visoje ES ir dar ant kai kurių yra seni šalių ženkliukai, pavyzdžiui, Soil Association, taip yra Britų, nors šitas yra jau universalus europinis. Ir lygiai taip pat vokiečių senasis ženklas bio, bet šalia yra uždėtas. Taip, kad nėra sudėtinga šiandien perskaityti
kuris produktas yra ekologiškas, kuris ne. Jeigu nėra tokio ženkliuko arba juodai baltų formatų, tai greičiausiai produktas nėra ekologiškas.